Mituva upė. O, rinksim upės. Mituva. Pradedam kelionę namo. Viskas susidėjo, pankys, viskas. Ten balevotai tai toliau buvo biški. Ilgai balevojo. Kur iš čia rinkaus? Kelelis tolimas, kelelis artimas. Tai va. Liko 2 valandas 23 minutės iki Jonavos, palei Panemunę. Tad keep on rolling, o keep on rocking. Matot gandrą, kaip gražiai stovi. Ant lempos stebi kažką. Ieško arba ilsisi. Nuostabus vaizdelis. Kaip tau ten? Viens 957 pastatyta bažnyčia. Manęs dar nei kvapo nebuvo. Žygaičiai čia yra, va. Kas pas mus laukia? 17. 9:30, kelios 7 kažkur 30. Pavažiavau, nu, pasikrapščiau, jo. O kur skubėtis? Sveiki. Štai privažiavom Tauragę. Dar pavažiuosiu. Iš kavos norėčiau, bet stot nesinori. Pavažiuosiu dar. Reikia biškį pasitikslinti mapą. Kai iš čia man duoda Vilkija, nu taip ir yra. Nenoriu iš autostradą. Parašom Vilkija. Nu ką, po skanios kavos palieku. Skanios kavos, čia tai jo. Nes dvigubą ekspresą ne visur būna degalinėse. Bet skani buvo, skani. Palieku Tauragę. Ir su vėliu pučiu. Dabar link Jonavos per Panemunę. Navigacija, kaip matėt, vėl norėjo apgaut mane, į autostradą numest. Bet Vaidas jau yra gudresnis biški, nei pirmokas. Pagavo greit mintį, kad taip gali būti Tauragėj. Ir varau dabar, atrodo, jau gerų kelių. Na, čia su tada Google nemanau. Vėjas šiandien ženkliai silpnesnis. Vėsumo užtenka. Opapa. Nuotaika labai gera, nors miego biški trūksta, nes muzika garsiai per garsiai groja. Šešuvis, dar viena upė sąraše. Ir Baltrušaičiai štai buvę, štai nebuvę.
Graži ta mūsų lietuvėlė, galiu tik tiek pasakyti. Jau kai ant motociklo, tai iš vis pasaka. Laukiu, nesulaukiu savo kelionės į Norvegiją. Atrodo, viskas dėliojasi taip, kaip turi būt. Tad tikiu, kad išvažiuosiu. O štai ir Jurbarkas. Smagus ten toks keliuks, aišku, nėra kokybiškas, bet visai nieko, smagus toksai. Telio kažkas vyksta, vakar buvom. Mituva upė. O, rinksim upės. Mituva. Aišku, bažnyčia šviečia. Imsrė upė. Imsrė. O Jėzu. Net nepagalvočiau. O parduotuvė Nemunas, nu, tai Imsrė reikėjo pavadinti prie pat upės. Parduotuvė, o tai ta. Nu, va ir prasidėjo nuostabus Panemunės kelias. O, kaip gandrai gražiai skraido gandrai. Ten Nemunėlis teka. Čia toks kalnas gaunasi. Piliakalnių pilna. Kelias toks labiau gal vingiuotas galėtų būti. O, palaipę, tik nori. Va, Nemunas, kaip gražiai. Nuostabu. Va, vėl bus galima pasigrožėti Raudonės pilim. O kur jinai? Toliau turbūt ten bus išlindusi. O, kaip gražiai gandrai skaido. Einu savo, bet kiek jų daug jau? Va, ten matosi, gal pro medžius matosi biški. Va, dabar jau medžių nėra. Kažkuriais metais esu tam bokštą užlipęs, o daugiau tai ten molės nelabai ką yra. Jau artėju prie Vilkijos, nedaug liko. Bet vaizdai, žiūrėkit, gerintis. Ten tokie kalniukai, ten bokštas. 2 bokštai, bažnyčios. Taip miškai, o ten tai irgi tokie kaip ant kalno viskas nueina. Ten, aišku, Nemunas teka. Čia kažkur ir Vilkija. Va, kaip ir pasakiau, ir čia yra Vilkija. Padarysiu mažą pertraukėlę. Čia stotelė kažkada slėpiausi nuo lietaus. Buvo čia užklupęs toks gerulis. Ir va, sustabtelsim biškį atskvėpt. Taip, nejučiom privažiavom Raudondvarėm. Kaunas jau prie pat. O, privažiuojam upę Nevėžis, Kazio Veverskio tiltas. Kairę pasižiūrim, į dešinę. Nu, gražu, gražu. Ir štai Kaunas, kur buvęs, kur nebuvęs. Pusvalandoks yra Jonava. Tiesiai Jonava. Ai, kol čia mes fotoaparato apsupti galim pažiūrėti. Taip, 3-2, tai čia šiandieną nuo vakar dienos 4,80 nuvažiuota beveik. Ir kuro 4,8, volia.
Taip, šiandien 170 jau nuvažiavau. Vakar tai čia su šiandienos diena. Tai va, 170 jau tik šiandien ir kuro sąnaudos vėl volia 4,8. Puikus motociklas. Vėl pagarba regbiui. Visom juostom vos pajuda, o Karmėlava ate. Sakysim tą greit labą dieną Jonava. Ne, taip greit nebus. Jonava. Kažkokias neleistinas medžiagas deginam. Kai Jonava jau liko už nugarį ir suksim į Musninkų pusę. Opa, tik kad neprašau. Tuo, labai fainą vietelę nužiūrėjau. Biškį atsikvėpsiu, įkvėpsiu. O, kas čia dabar? Sveikas, namo? Ką? Ne, Musninkai. Tai ten riešia ir viskas. Kokį keliuką kokius nesvalta. Yra kažkoks keliukas. Nepanašu pagal motociklą. Suprantama? Nu, aš irgi ne veltui čia. Okupavot visą aikštelę. Ne, va, kampukas yra. Atbulinį turit. Ne? Atvažiuoti. Reikia ten sustoti. Ne, būtinai reikia prasisvert, kaipgi ne. Nu gerai. Taigi pravažiavot, mokat. Tieks man. Kažkur bus užžiūrėlį. Sveiki. Sveiki. Labas. Aš irgi einu, negaliu daikyti vyrą, tai aš drybsiu paskui, kiek su manim čia bus darbas. Sveiki, Pugačiau. Žiūriu, matematika. Labas, Paulius. Pugačiau. Naimuškė, aha. Va taip, va, man kel dar į kalną. A, nu Bet va. taip ir turėjo būti, nes iš tikrųjų paskui palipau pasižiūrėti, kad ten būtų nepravažiavęs, jeigu būtų kalnas, tai viskas buvo. Jo, taip. Iš tabaką tik sugalvoju, kad tipo svorio centras. Jo. Nu, Kuo žemiau Ne. būtų. žemiau, nes jis aukštas. Tikrai, kalnai sako labai Kažkaip gerai turbūt suvažiuoja. nepasiteisino, kad daugiau Taip, nebėra. kad jau nedaug duoda. Jo, dėl to ir klausiu, kaip Ne, Nes dabar atrodo, Mane va tašis pilnas galė tokie eini į Vilnių, tai jaučiasi, kad kažkas labai padeda parengti. Tai penktadienį irgi, kaip vėjas didelis buvo, irgi varai, žiūrėk, vėjas dingsto, tai Arba iš popūros, o ne vau, tik tai. Už tai jis taip saugojo tašės, kaip važiuoja. Ne, aš tik nenorėjau, kad Su jūs... spigliais, galvoju, šūdai, nu Ne, aš tiesiog jūsų motociklą saugojau nuo... aš kaip noriu, kur noriu. Tik tiek, kad ir kam padėti atkelt motociklą. Tai po vieną šventas reikalas, taisyklės. Po vieną močių nevažiuoja. Yra ten šiek tiek. Baseininės Ir neplaukia, tas, ir tas, ir tas, ir tas, žinai. yra taisyklės. Nu yra, bet aš, pavyzdžiui, mėgstu Šventas vienas. reikalas. Nu, paskui yra kelti išeina, matai. Nu, tai nereikia Ta lysti, kur prasme, nevokia. du mocai turi būti. Važiuok po vieną, bet, nu, šventas. O vakar smagiai vienas išvažiavau ir ten išėjom. Tai iš Kauno važiuoja, O čia nespėjęs. Dabar jau nuo Jonavos. Nuo Jonavos pralenkė. Stovėjo tenai šalikeliai. Jo, pralenkiau, taip. Praputis. Prašykit 5 eurus, mėsit, tai paleis. Pagal oro karštį gali spręsti, kai pamatydamas motociklą. Kuo daugiau, to karščiau reiškia. Čia pasižemina, čia pasikeičia ženkliukas, tada pasikeičia. Gal atsisėjo fotas. Žinai, kai aš Jo, ir patam pasisuki, viskas gerai tada. niekada, tai... Įsidėjau naują
Dar nedaug važiavau, kiek šį porą tūkstančių tai nuvažiavęs. Bet yra kažkoks papildomas garsas yra. Pavyzdžiui, tokiam važinėtojui kaip man, kuris 80% asfaltas, 20 bekelė. Tai va vienintelės padangos, kur aš iš visų forumų priskaičiau, kad vertos dėmesio. Mišelinas atsivažiavė. Aš paskirintą sezoną, tai mizerėlį deduose. Sudės, jo. Mano va tas va. Aš matau, Vaidotas ADB. Taip. Nedaug. Mano didžiausia kelionė va ir buvo Norvegija. Bet šiais metais vėl šaunu Norvegiją, man kaip patiko. Dabar buvo ta šiaurinė tokia dalis, ten tas Nordkapas, Lafoteno salos ir tada jau vėl Švedija, Suomija. O prieš tai su kokiu važiuodavai motociklu? Su tokiu pat. Senesnis. Nes šitą kai pasėmė, aš mačiau pirmą video. Jau viskas. Iki. Visą laiką aviacija. Jos, aš dabar su sklandytuvus. Tai sklandytuvu ar su motoru? Sklandytuvu. Tai va, prieš tai skraidžiau paramotoru, parasparniu, žinai, motorizuotų. Bet aš kažkaip jau nebegaliu, anksčiau būdavo, pavyzdžiui, po darbo. Visko būdavo po darbo, tik kad motociklą nors kažkur pralėk nors 50 km. O dabar vapšė, jeigu nėra 300, tai ai. O, matai kaip? Tai va dėl to dabar atvam. Tai dieną padariau ten beveik 400, jau normaliai. Atgal jau 400, jau normaliai. Nes kažkaip mažiau, negaliu aš. Man kažkaip tai. Jo, va, Nordkapas, Lafotenas. Ten su tuo šalčiu, tai žinai... Kokių šalčių? Tai nėra šalčių. Bet yra buvę, kad aš žinau, kad ten... Reikia, matai, aš labai gerai įsigūglinau. Reikia važiuoti Liepos gale, rugpjūčio pradžia. O paskutinę dieną vėl į ant, aš suprantu, kad tada va čia prasidės. O pas mane sakau, aš pat prisiskaičiau, kada geriausia, iššoviau ir manęs beveik lietus nieko nepagavo. Ir matau per tokį pievą, tokį kažkokį parbėgą toksai. Buvo tenai turbūt mama su vaikais, dviem. Tada buvo biškis strioko, pristabdžiau, bet jinai pamatė, kažkaip prie pat kelio apsisuko staigiai. O šiaip pagrindė jie vaikšto per kelią, išlieka. Pas mus tai būna, va. O ten ne, ten pagrindė jie vaikšto. Nebijo, ne. Jie gali stovėti ant kelio. Kalikėliai, pavyzdžiui, šone. Tai reikia stebėti, žiūrėti. Nežinau, tas Nordkapas turbūt tik tikslas daugiau. Taip, tai pas mane, nusprendė tolimiausias taškas, kurį gali pasismokti. Aš sutinku. Bet jeigu taip dėl vaizdų kalnų, tai į kitą pusę, į Alpes. Nežinau, aš kiek ten planuoju, bet taip kažkaip, Norvegija kitaip, supranti, aš ir dabar važiuosiu vėl, bet tą imsiu apatinę dalį Norvegijos, kitaip. Aišku, darysiu, aišku, važiuosiu, ten prisižymėjęs taškų esu, va tiek visas tos Alpes, nežinau, kiek ten dienų reikėtų, jeigu viską apvažiuoti. Nuo Vilniaus ir... Nuo Vilniaus iki pat Maroko? Fainai, pasišnekėjom ir tie baikeriai ir jisai va. Štai ir Musninkus privažiavom. Čia irgi, čia va kava, ten čia galima nusipirkti. Čia prieš gerus metus nebuvo viso šitą. Ten va dar va toliau paėjus už šito va raudono pastato yra toksai sendaikčių turgelis. Ten labai faina irgi. Fainai čia pabendravom. Ir palieka Musninkus dar vieną vietelę tavo sukti ir tiek. Pradėjau nuo šitos gražios vietos,
Ir pabaigsiu video su šia gražia vieta. Pasakiški vaizdai, ne? Galinė, va, kaimelis Galinė. Buvo tikrai nepakartojama, tikiuosi ir jums patiko. Tad like, subscribe ir susimatome kituose video. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. I cannot escape. I'm here till it breaks. Oh, how my heart aches. You keep blowing me out. I keep holding you in.